Sveiki visi, esu buvęs jėgos trikovininkas, turiu spaudimo rekordą jaunimo amžiaus grupėje iki 120 kg kategoriją, 233 kg paspaudžiau su spec apranga. Dabar užsiemu galiūnų sportu. Kodėl filmuoju šitą video? Tai todėl, nes paprašė, ne vienas jau žmogus prašė ir manau bus tikrai naudingas kiekvienam šitas video pasižiūrėti, kurie pradeda sportuoti, kurie sportuoja. Galbūt kažką atrasit naujo, gal padėsit savo technikai arba kažkokią metodiką, pasimsit iš manęs ir turbūt daugiau spausit. Tai ką, galim pradėti nuo atlikimo technikos. Važiuojam. Taigi, einam prie spaudimo technikos. Tai paėmimas. Paėmimas yra lengva orientuotis pagal šitos raželius. 2. Ant visų štangų šiai būna, kai kur plačiau, kažkur siauriau, bet jeigu čia vat yra eleiko štanga, IPF-inė, tai aš imu visą laiką kuo plačiau, kad daugiau paspausti. Nes rankas ilgas, aš taip sumažinu spaudimo kelią, nes kuo mažesnis spaudimo kelias, tuo daugiau gali pakelti. Bet jeigu ta rankos trumputės, esi nedidelio ūgio, tau gali būti, kad bus per plačiai paėmimas. Todėl galima truputį siauriau. Tai patogiausia yra orientuotis pagal tą žiedelį. Jeigu tu nežinai, kaip spausti, gal tau per platu gali būti ar kas, tai tiesiog gali pradėti nuo vidurinę pirštą ar nuo šonės. Sakau, čia labai yra individualu, sunku pasakyti, kaip spausti, bet jeigu tavo rankos ilgos, tai imi plačiau, jeigu trumpesnės, truputį siauriau. Paėmimas aiškus, kaip imam maždaug, aš imsiu plačiausiai. Toliau, labai svarbu yra menčių suvedimas. O taip, kad susivestų mentys. Jeigu jūs nespaudžiat tenais jėgai, nenorit daugiau paspausti, tai tas vis tiek tas suvedimas irgi yra labai svarbus, tiesiog tada nesirėti. O jeigu nori daugiau paspausti, reikia riestis. Apkrava gauna stuburai, tikrai nuo to įsirėtimo, bet aš jau 10 metų daugiau spaudžiu su tais įsirėtimais, jokių problemų nesuturėjęs. Svarbu nepersirėsti per daug. Tai tas įsirėtimas irgi sumažintų atstumą spaudimą. Pademonstruosiu. Galima šiek tiek toliau atsitraukti, šiek tiek minimaliai. Ir tada taip traukės ir vedi. Susivedi mentis, užpakalį kiši po savim. Ir tada kojas pasidedi pilnu padu. Yra kas daro taip, bet aš propaguoju labiau visą laiką pilnu padu, jokių galvos kilojimų. Nusikeli štangą tvarkingai, pečiai suvesti, įkvepi oro. Nuleidi ir spaudžiant išpūti orą. Nuleidi, spaudi. Nuleidi, spaudi. Dar kai kas būna daro, kai leidi štangą, būna kai kas daro dar, kad leidžia ir dar labiau kelia krūtinę. Bet, čia irgi vienas iš metodų. Ir šitas metodas yra geras, bet aš visą laiką išsirečiu, pilnai įsistatau tvarkingai ir pas mane judesys realiai tik iš rankų. Apie tą techniką daug irgi neprikalbėsiu nieko. Čia irgi reikia žiūrėti kiekvieną individualiai, kas trenerių neturit, pasifilmuokit, pasižiūrėkit. Kur leista, ne? Kur leista. Tai kadangi aš rečiuos, išsirečiu, rankos ilgos, tai aš leidžiu į krūtinės apačią, beveik skaityk į pilvą. O taip. Čia gaunasi beveik jau į pilvą beveik. Tai aš taip leidžiu. Jeigu tu mažai įsirėti arba negali sriesti, tada tu turbūt jau leisi daugiau ant krūtinės. Tai čia irgi reikia žiūrėti kiekvieną individualiai. Kas labai svarbu, tai spaudime, kad suvesti mentis, tvarkingai išsiriest, nejudint kojų niekur, kad šikna nekiltų, galva nekiltų, nesusukiotų. Viskas kuo stabiliau, įsitempi. Ir dar, kai spaudi realiai iš visą kūną. Tu įsispiri ir kojom, ir nugarai įtempta būna. Leidi ir kai spaudi, gali dar netgi jungti papildomai tas kojas, bet irgi gali iš karto jau įsitempus būti. Tai va čia dirba visas kūnas spaudime, nes jeigu spausi tik iš rankų, daug nespausi tikrai.
Metodikas. Jeigu esat naujokai, dar nepažengę daug, būtų tokia metodika, gal geriausia, šiaip geriausias metodikos kaip ir nėra, aš čia daugiau iš savo asmeninės patirties, kaip kitam patarčiau daryti. Dažniausiai eina po 4 serijas darbinės, 4 gali būti sviruot nuo 3 iki 5 serijų, bet dažniausiai 4. Pirmą 2 mėnesius patarčiau padarinėti po 8, gražiai, techniškai, kad pagautumėt, kaip viskas, kas vyksta. Pradžiai nesidėti didelių svorių, svarbiausia yra technika. O po to, po mėnesio, 2 galit pradėti jau daryti po 5, svorius didinant, po 4 serijas kokias, po mėnesio 2 vėl dar pamažinat pakartojimus, jau po 3 galit daryti, vėl didinat svorį, tai po biškį. Jau galima po viso šito to ciklo pasidaryti tokį kaip ir maksimumą, pasibandyti praseit ir aš manau tikrai jūsų maksimumas bus pakilęs po šitos metodikos, bent jau kažkiek, jeigu aišku, atsižvelgiant jūsų ir mityba turi būti gera ir poilsis. Toliau, kas pažengia, tai dažniausiai, kaip aš sportuodavau. Aš darydavau dažniausiai, jeigu be spec aprangos, tai darydavau po 5 spausdavau, kokias 4 serijas. Ir taip maždaug, taip visą laiką ir darydavau, kartais po 3 pasidarydavau, būdavo ar maksimumų praseini, bet šiaip irgi būdavo. Darai mėnesį kokį, arba 2, žiūrint kada varžybos. Jeigu turi, tarkim, kokius 6 mėnesius pasirašymui, darysiu po 5, 2 mėnesius, tada 2 mėnesius po 3, o tada po 1 arba po 2, irgi su biški su rezervu, iki varžybų didinant svorį, irgi tada darysiu mėnesį 2, jau po 3, po 1 pakartojimus. Tai va tokios būtų metodikos. Svarbiausia būtų nepersistengti. Tai visą laiką truputėlį pasilikti rezervą. Nes čia yra labai svarbu. Kodėl yra svarbu? Nes nervų sistema, tu ją gali greitai sudeginti. Jeigu tu spausi ir nepaspaudai, vieną kartą darai maksimumą, kitą kartą maksimumą, čia dažniausias tokias klaidos būna. Tiesiog pradeda rezultatas nebekilt, o krist, nes nervų sistema pervargsta, treniravimo metodika yra netinkama ir gaunasi nebe kilimas, o nuopolis. Tai venkit šitų persitreniravimų labai. Kartais reikia save papušinti, padaryti stipresnės treniruotės, bet visą laiką turi reguliuoti krūvį ir žiūrėti, kaip tu jauties dieną po 2 dienos po treniruotės, ar tau skauda, ar neskauda ir reguliuotis, žiūrėti, kaip jauties. Tai iš metodikų tiek. Gerai, tai dažniausiai pasitaikančios klaidos. Tai metodika yra maksimumų ėjimas kiekvieną treniruotę, kiekvieną savaitę. Pervargimas, visas šitas persitreniravimas. Čia yra pagrindinės klaidos, kodėl tau neina spaudimas, kodėl nekyla spaudimas. Toliau labai svarbu yra poilsis, mityba irgi didelė klaida, jeigu nedavalgai. Bet šitam video apie tai nekalbėsiu. Didelės klaidas yra spaudime. Tai atmušimas nuo krūtinės, štangos. Taip, tu atmušdamas netreniruoji krūtinės, praleidi tą sunkiausią vietą atmušdamas. Plius technika kenčia ir traumas tikimybė didėja. Tada kojų visoks mataravimas, judėjimas iš šonus, iš šalis. Čia irgi klaida dažniausia būna. Kilimas kojų, jos turi būti padėtas tvirtai, nejuda, stovi vietoje. Dar viena klaida pasitaikanti šiknos kilimas. Dažniausiai jinai pasitaiko, kai jau būna sunku, maksimalus spaudimas, jinai pradeda kilti, nes pradeda spirti stipriai kojam. Čia to reikia stengtis išvengti. Alkūnių klaidos, tai būna arba per daug išskėstos į šalis, arba per daug į vidų. Tada štangos nuleidimas irgi dar klaida būna tokia, kad per aukštai nuleidžia. Arba per žemai nuleidžia, tai irgi reikia atrasti tą tinkamą viduriuką. Būna dar su riešais kartais klaidos, kad per daug užlenkti. Pagrindinė dar viena iš pagrindinių klaidų, kuri yra ta tokia pati baisiausia, tai pečių priekį palikimas. Jeigu nesuveda menčių. O jeigu priekį paliksi pečius, čia labai dažniausiai pasitaikanti klaida ir blogiausia klaida, nes taip gali susitraumuoti, pečius apkrauni be reikalo. Tai va čia dažniausiai tokia pasitaikanti klaida. Pečių priekį tas palinkimas, nes tu spaudi tą pečiai nesuvesti, tau gali bet kas nutikti ir išsivažinėti ir dar, ar tai būna. Tai turi būti suvesta. Ir jie tau stabilus, tu net nebegali jų net išjudinti, jeigu išlaikai.
Ir viskas stabiliai būna labai. Dar pastebėjimas toks būtų, jeigu jums stringa nuo krūtinės apačioj, nebepaspaudžia, tai vertėtų labiau akcentuoti į krūtinę. Pagalbinius pratimus, galima su pauze pasispaudinėti. Jeigu viršui stringa, tada akcentuokit labiau tricą, kad padėtų tą išstumimą iš pačiam viršui užbaigti. Toliau pagalbiniai pratimai, kurie padėtų spaudimui, kuriuos reikėtų daryti, būtų lygiagretės, čia vienas pagrindinių pratimų, ir hantelių spaudimas. Irgi labai šitie du pratimai tikrai padeda. Toliau, aišku, reiktų nepamiršti ir plėšimą pasidaryti, kad pratempt krūtinę. Toliau dar irgi reikėtų nepamiršti kampų spaudimą truputį pasidaryti, nes jisai krūtinės viršui, kad nebūtų disbalansą tą tokią, nes pas trikovininkas dažniausiai apačia būna stipresnė, nes darai išsirietęs, dirba apačia ir vidurys. Dėl kampo irgi vertėtų pasidaryti kartais tą spaudimą. Toliau tricui su trosu tiesiog tiesimai visokiausiai įvairiausiai, galima prancūzišką pasidaryti, kartais aišku galima dar ir siaurą spaudimą pasidaryti vietą lygiagrečių, arba vieną kartą daryti lygiagretę savaitę, kitą kartą gali siaurą spaudimą arba pakeisti kas savaitę arba kas mėnesį. Šitie būtų pagrindiniai tokie pratimai, kurie padėtų štangos spaudimui pasiekti didesnį svorį. Irgi pagalbinius darom po 8, tarp 8-12 kažkas tokio. Jeigu nori daugiau jėgos, galima kartais ir pasidaryti po 5, tokios kaip lygiagretės arba hantelių spaudimus, bet noriu pabrėžti, jeigu darot su hanteliais spaudimą, tai irgi būtinai susivesti, mentis turit. Ir turit būti jau labai stabilus, kad daryti po 5, nes svoris bus didesnis, traumas tikimybė didėja, todėl turi viskas būti realiai be klaidų. Tiek čia tų pagalbinių pratimėlių, jūs kaip ir viską turit. Jeigu smegenis turit, mąstymą turit, tikrai galite susidaryti jau ir programą, viską. Aišku, galite visokių variacijų įsidėti, tokių spaudimo, tai kaip su pauzės spaudimas, jeigu nuo krūtinės apačios sunku spaust, tada galite visokius tempo spaudimus pasidaryti, lėtai leidžiat, greitai spaudžiat kampų, žemyn galvą spaudimas. Tai va tiek iš tų ir variacijų dar būtų, aišku, siauras spaudimas. Kiek treniruočių daryti? Tai galima 2-3 daryti spaudimą treniruotės. Bet aš patarčiau asmeniškai 2 daryti, vieną lengvą, kitą sunkę. Taip bus tikrai paprasčiau, vieną tokią techniškai daugiau padirbėti, lengvais svoriais, kitą didesniais svoriais, jau jėgą akcentuoti daugiau. Krūtinę tricą rekomenduočiau visą laiką vieną treniruotę įdėti, nes vis tiek spaudė dirba krūtinė ir tricas papildomai. Damuši krūtinę su pagalbiniais ir tada dar tricą. Tai va čia būtų toks optimaliausias gal variantas, aišku, galima ir skirstyti atskirai, bet aš jau nebesiplėsiu. Šiaip trikovininkai dažniausiai daro krūtinę ar ten spaudimą visą laiką su kojom kokiom arba su nugara. Tai irgi skirsto, tarkim, pritupimus sunkius pasidarė šiandien, tada spaudimas bus lengvas, kaip taisyklė tokia dažniausiai. Būna, kai kas daro ir sunkus pritupimus, sunkus spaudimus, tada išsimėta vėl lengvesniais, čia tų metodikų begalė yra, tai jūs turit atsirasti kaip jums geriausia. Toks standartinis, sakau, variantas būtų daryti spaudimą kartu su tricu, vieną treniruotę sunkiai, kitą lengvą. Prie to viso galima dadėti, nežinau, pritupimus darot, ar ten nugarą, arba galit, sakau, išsiskirstyti taip, kad nepervartumėt ir treniruotės trukmė neužtruktų labai ilgai. Viską jūs realiai turit, na, toliau patys galvokit, kaip ir būtų viskas šitam video. Nežinau, aiškiai, neaiškiai, man pačiam tai iš vis spaudime viskas aišku. Jeigu kas neaišku, klauskit, pasidalinkit savo patirtim ir nepamirškit, kad svarbiausia yra apšilimas, geras poilsis, technika. Jo, dar pavalgyt gerai nepamirškit, nes labai yra svarbu maistas ir poilsis, nes čia netgi žinokit ir svarbiau maistas ir poilsis, negu pati gali treniruoti. Jeigu viską darysit teisingai, tas spaudimas tikrai pakils ir gerai spausit, ir daug spausit, tik tai reikia tam laiko ir disciplinos, nes motyvacija yra išgalvotas dalykas. Šviesa baigė.
Tai va, reiškia ir video baigęs. Tai va, Hebra, ačiū, kad žiūrėt. Nežinau, gal kai kam padės, gal nepadės šitas video. Šiaip, sakau, reikia visus individualiai žiūrėti, sunku čia viską papasakot video. Tai va, Hebrytė, jeigu kam kas neaišku, rašykit, klauskit, atsakysiu ir bus aišku. Tai va, iki.